Komentaruose po vaizdo įrašais apie klimato kataklizmus žiūrovai vis dažniau pastebi jų spartų augimą. Ir iš tiesų, jau nebereikia būti ekspertų, kad tai pamatytum. 2025 m. sausis dar kartą parodė, kad padėtis blogėja. Daugelis žmonių visą tai matydami jaučiasi bejėgiai. Jie mano, kad nieko negalima pakeisti. Tačiau taip nėra. Vis dar yra išeitis ir apie ją mes papasakosime šioje savaitės kataklizmų įvykusių nuo sausio 22 iki 28 dienos apžvalgoje. Audra Elvinas. Sausio 24 dieną audra Elvinas, itin galinga Šiaurės Atlanto audra, užklupo Airiją ir šiaurinės Didžiosios Britanijos dalis, atnešdama rekordinius vėjus ir precedentų neturintį naikinimo lygį. Glasgow, Edinburgo, Dublino ir Belfasto oro uostuose atšaukta 10 skrydžių. Taip pat buvo sustabdytos visos autobusų ir traukinių paslaugos. Didžiojoje Britanijoje apie 4,5 milijonų Šiaurės Airijos ir Škotijos gyventojų buvo įspėti apie ekstremalias situacijas. Tai buvo didžiausias avarinių įspėjimų sistemų panaudojimas šalyje. Smarkiausios audros poveikis ištiko Airiją. Prie kranto užfiksuotos virš 20 metrų aukščio bangos. Galvėjos apygardoje vėjo gūsiai viršijo 50 metrų per sekundę. Airijos sinoptikai teigia, kad šalis nematė tokio stipraus vėjo nuo tada, kai prasidėjo orų stebėjimas. Daug pastatų apgadino nuvirtę medžiai. Be vandens tiekimo šalyje liko apie 120 000 namų ir įmonių. 160 000 žmonių neteko prieigos prie interneto. Audra padarė didelę žalą elektros tinklui, todėl daugiau nei milijono žmonių abiejose šalyse liko be šviesos. Airija paprašė ES skubios pagalbos tiekiant galingus mobilių ryšio generatorius, nes elektros tiekimo atstatymas beveik 280 000 abonentų užtruks iki savaitės, o apie 100 000 gali likti be elektros net ir kitą mėnesį. 2 žmonės tapo stichijų aukomis. Elvinas pademonstravo neįtikėtinus intensyvėjimo tempus, daug kartų viršijančius standartinius kriterijus, kad būtų klasifikuojamas kaip sprogtamoji ar bombinė audra. Ekspertai skaičiuoja, kad Elvinas gali tapti antrąją klimato katastrofą 2025 metais, kurios nuostoliai sieks $1 milijardą, kartu su gaisrais Los Andžele. Jungtinė karalystė. Sausio 23 dienos rytą į F2 kategorijos tornadas nusirito per Kornvalio grafystę. Jis pridarė daug žalos. Liudininkų teigimu, vos per 5 ar 10 sekundžių buvo išversti medžiai, o kelių namų stogai praktiškai išnyko. Tokios galios tornadas šiuose platumose žiemą yra visiškai nenormalus reiškinys. Audra Erminija. Audra Erminija atkeliavo į Europą iškart po Elvino. Sausio 26 dieną Portugalijos šiaurės vakarų pakrantėje siautėjo iki 14 metrų aukščio griaunančios bangos. Ispanijos Galicijos regione audra nutraukė elektros energijos tiekimą daugiau nei 13 000 namų ir nusinešė mažiausiai vieno žmogaus gyvybę. O Baskų krašte vėjo gūsiai siekia 160 km/h, nuvertė daugybę medžių ir užblokavo regiono kelius. Audra Erminija į šiaurės vakarų Prancūziją atnešė smarkias liūtis ir audringus vėjus, kurių greitis viršijo 100 km/h. Bretanės regionas ir jo sostinė Renas patyrė didžiausius potvynius per 40 metų. Buvo paralyžiuotas geležinkelių ir kelių susisiekimas. Smarkiai nukentėjo miesto infrastruktūra. Daugelis gyventojų buvo skirti nuo išorinio pasaulio, o vanduo prasiskverbė į apatinius jų namų aukštus. Smarkiai nukentėjo ir Didžioji Britanija, kur daugelis regionų vis dar nespėjo atsigauti po neseniai kilusios audros Elvino. Audra Erminija Pietų Anglijoje ir Velse sukėlė potvynius ir transporto sutrikimus, nutrūko elektros tiekimas. Daugiau nei 100 žmonių turėjo būti evakuoti iš savo namų dėl didelio potvynio Somersete. Vietos gyventojų teigimu, pastaraisiais metais vandens lygis pasiekė rekordinį. Naujoji Zelandija. Sausio 26 dieną beveik 5000 namų ūkių Naujosios Zelandijos šiaurėje liko be elektros. To priežastis
Stiprūs vėjai, kurių greitis siekia iki 122 km/h ir perkūnija, sukėlusi daugiau nei 800 žaibo smūgių. Ta diena galingas viesulas nusirito per Mangavai kaimą Nortlando regione ir apgadino daugiau nei 50 pastatų. 2 žmonės buvo sunkiai sužeisti, kai stiprus vėjas sugriovė namą ir išmetė juos į lauką. Įspėjimas apie audrą buvo paskelbtas, tačiau prognozė neperteikė artėjančio gamtos šėlsmo stiprumo. Rusija. Sausio mėnesį Jakutskas, vienas šalčiausių miestų žemėje, patyrė rekordinę šios vietovės šilumą. Kai kuriomis dienomis oro temperatūra viršijo klimato normą daugiau nei 24 laipsniais Celsijaus. Aukščiausios paros temperatūros rekordai buvo sumušti 6 dienas iš eilės. Sausio 23 dieną oras mieste sušilo iki 6,8 laipsnių Celsijaus, o tai 12 laipsnių viršija ankstesnį tos dienos maksimumą. Vietos gyventojai pastebėjo, kad net balandžio pradžiai nebūdinga erba pražydo, o ant beržų išbrinko žirginėliai. Все трясется. Кресло подо мной тоже трясется. На улицу. Даже бесполезно идти снимать, там просто белая стена. Вот, 41. Jakutijos šiaurėje, Tiksi kaime, vėjo greitis kelias dienas iš eilės siekė uraganinį, viršijantį 33 metrus per sekundę. Dėl pūgos matomumas sumažėjo iki 100 metrų. Sausio 26 dieną buvo užfiksuotas 44 metrų per sekundę vėjo gūsis, esantis minus 27 laipsnių temperatūrai. Pasak rusų meteorologų, tokioje situacijoje juntama temperatūra yra apie minus 80 laipsnių. Tiksi oro uoste vėjas apgadino sraigtasparnius Mi-8, o netoliese esančiame Bykovsko kaime uraganas visiškai nuplėšė daugiabučio stogą. Sausio 22 dieną beveik visuose Sibiro pietuose siautėjo nepalankus oras. Po beveik mėnesį trukusių neįprastų karščių regioną užklupo stiprus šaltukas. Vietomis per vieną dieną temperatūra nukrito daugiau nei 20 laipsnių Celsijaus. Tuo pat metu pūtė labai stiprus vėjas, kurio gūsiai siekia iki 32 metrų per sekundę. Smarkus sniegas ir gūsingas vėjas sukėlė didžiulius elektros energijos tiekimo sutrikimus, nes nutrūko elektros linijos. Uraganinis vėjas išvertė medžius ir šviesoforus, nuplėšė stogus ir nuo kojų vertė praeivius. Daugelis regioninių ir federalinių greitkelių buvo uždaryti. Novosibirsko mieste medis užvirto ant 2 moksleivių, vaikai buvo sužeisti. Altajaus krašte stiprią pūgą lydėjo perkūnija ir žaibai. Jungtinės Amerikos valstijos. Sausio 22 dieną šiaurinėje Los Andželo apygardoje Kalifornijoje kilo gaisras Hjūzas, greitai išplitęs į daugiau nei 4000 hektarų. 54 000 žmonių gavo įsakymą evakuotis. Spartų gaisro plitimą palengvino vėjas, kurio greitis siekia iki 80 km/h sausos sąlygos, kai oro drėgnumas nesiekė nei 10%. Laimei, vėjai nebuvo pakankamai stiprus, kad būtų išvengta gaisrų gesinimo iš oro, kaip atsitiko per neseniai įvykusius tragiškus Itono ir Palisado gaisrus. O sausio 26 dieną pietų Kalifornijoje iškrito ilgai lauktas lietus, kuris padėjo lokalizuoti gaisrą net 95%. Nors krituliai nebuvo neįprastai gausūs, jie atnešė naujų pavojų istorinių gaisrų nusiaubtoms vietovėms. Woodlands Hills rajone Los Andžele purvo srautas užblokavo kelis automobilius. Regione buvo uždarytos mokyklos ir užblokuoti keli keliai. Nuošliaužos užblokavo Palisades Drive ir Patangos kanjoną. Turimais duomenimis purvo srautas nusinešė vilkiką. Verta paminėti, kad nuošliaužos ir purvo srautai sukels pavojų kiekvieną kartą, kai lyja gaisrų paveiktose vietovėse. Ir ši rizika išliks iki šių metų pabaigos, o galbūt net ir iki kitų metų. Brazilija. 2 dienas iš eilės pietinėse Brazilijos valstijose siautė stiprios audros.
San Paulo mieste vos per 2 valandas iškrito apie 122 litrų lietaus 1 kvadratiniam metrui. Gatvės po vandeniu atsidūrė vos per kelias minutes. Mašinas nešė galingos vandens srovės, kai kuriuose keliuose susidarė tūkstantinės automobilių spūstys. Buvo sutrikdyta metro veikla. Lietaus vanduo pasipylė į Jardim miestų stotį, priversdamas keleivius įsikibti į turėklus, kad jų nenuneštų srovė. Prekybos centre Centro Norte per audrą įgriuvo dalis lubų. San Paule ir jų apylinkėse be elektros liko daugiau nei 179 tūkstančiai vartotojų. Urugvajano savivaldybėje audrą lydėjo smarkus lietus ir vėjo gūsiai iki 94 km per valandą, kurie laužė medžius ir nugriovė elektros linijas. Tačiau nepaisant padarytos žalos, gyventojai džiaugėsi lietumi, nes regione dėl didžiulės audros jau buvo paskelbta ekstremalioji padėtis. Rio Grande Sul valstijoje krituliai yra tokie vietiniai, kad niekaip neišsprendžia vandens trūkumo problemos. Dėl sausros sumažėjo vasaros derlius. Rezervuarai tuštėja ir kai kurios gyvenvietės jau aprūpinamos vandeniu sunkvežimiais. Perkaitusio vandenyno sukaupta energija suteikia tokią galią kataklizmams, o tai jau neginčiamas faktas. Apie šio šilimo priežastis mes jau nekartą kalbėjome ankstesnėse klimato apžvalgose. Išsamesnės informacijos ieškokite dokumentinėme filme Klimato krizė ir vandenynų tarša. Pasauliniai iššūkiai ir sprendimai. Dabar mes sutelksime dėmesį į tai, kaip išspręsti šią problemą. Vandenynas šiuo metu užpildytas plastiku, kuris pakeitė vandenynų vandens šilumos laidumą ir sutrikdė jų gebėjimą perduoti šilumą iš planetos vidaus per atmosferą į kosmosą. Išvalę vandenyną nuo plastikų, net ir mažiausių jų frakcijų, mikro ir nanoplastikų, mes sugrąžinsime jį į pasaulinių planetos oro kondicionieriaus vaidmenį. Šiai problemai išspręsti siūloma atmosferinio vandens generatorių technologija. Šie prietaisai ištraukia vandenį tiesiog iš oro, išvalydami jį nuo mikroplastikų ir kitų taršalų. Jei šią technologiją pritaikysime visame pasaulyje, ji ne tik sumažins audrų, sausrų, nenormalių temperatūrų pokyčių ir kitų kataklizmų stiprumą, atkurs natūralų ciklą, bet ir išspręs vandens tiekimo problemą. Rezultatai bus pastebimi jau po 2–3 metų. Taip mes galime išspręsti pasaulinę klimato problemą ir užtikrinti Žemės ateitį.